58 902, 98 925 ir 145 723 eurai tiek yra realu turėti investicijose investuojant po 100 eurų per mėnesį ir su atitinkamai 8, 12 ir 15% metiniu pelningumu. Ir šiame video plačiau apžvelgsime 3 pasyvaus investavimo strategijas su detaliais investicijų pavyzdžiais. Ir tai yra strategijos, kurios istoriškai pasyviems investuotojams ir uždirba 8, 12 ir 15% per metus, nepaisant to, kiek per mėnesį skiriama investavimui 100 eurų ar 500 eurų. Tam, kad su didesniu entuziazmu spusteltumėte like mygtuką, dalinuosi savo daugiau nei keliasdešimtis procentų metinių palūkanų pasyviomis pajamomis išmokančių investicijų portfelio nuorodą, su kuria detaliai matysite ir galėsite sekti mano investicijas. Klausimus galite užduoti komentaruose, spustelkite like mygtuką, žiūrėkite video iki galo ir labai tikėtina atsirinksite savo tinkamą investavimo strategiją ir pasiskolinsite kokią savo asmeniškai tinkamą investavimo idėją. Jeigu esate pradedantysis investuotojas ar investuotojas, tikėtina tinkamiausia strategija pradžiai bus 3 fondų strategija, kurią taikant kiekvieną mėnesį pinigai investuojami į 3 fondus. JAF akcijų rinka, ne JAF akcijų rinka ir obligacijų rinka. Tai vieną kartą pasirenkami 3 fondai ir pasiėmė kiekvieną mėnesį perkami fondų ETF vienetai. Supaprastinant šią strategiją, vietoj JAF ir ne JAF akcijų rinkos fondų galima pasirinkti vieną bendrą pasaulio akcijų rinkos fondą, į kurį investuojant bus iškart investuojama į daugiau nei 1400 geriausiai vertinamų pasaulio kompanijų akcijas ir 23 išsivysčiusių valstybių. Virš 60% sudarys JAF kompanijos, likusi dalis keliaus į kitas 22 šalių kompanijas. Pasaulio akcijų rinkos fondai vidutiniškai uždirba 10% per metus, vertinant ilgalaikius 10-mečių rezultatus. Fondų pavyzdžiai galėtų būti SPDR MSCI World fondas, tai 70% pinigų investuojama į pasaulio akcijų rinkos fondą ir 30% į obligacijų fondą, kuris perka daugiau nei 8000 skirtingų valstybių ir kompanijų obligacijas. Obligacijų fondai vidutiniškai uždirba tarp 2 ir 5% per metus. Tai turint tokį paskirstimą, didžioji dalis pinigų skiriama uždirbinėti pinigams, vidutiniškai po 10% per metus, ir nepilnas trečdalis skiriamas investuoti į obligacijų rinką, kas mažina bendrą investicinį pelną, bet didina bendrą investicijų saugumą, nes bendrai paėmus obligacijų rinka yra mažesnio rizikingumo nei akcijų rinka. Tai investuojant tokia proporcija yra realu turėti 8% vidutinį ilgalaikį investicijų grąžą, o investuojant su 8% vidutinę metinę grąžą po 100 eurų per mėnesį 20 metų gale suinvestuoti 24 000, per mėnesį suinvestuoti 24 000, nereikia dar iškart didelės sumos pinigų, kad galima būtų pradėti investuoti, tai suinvestuoti 24 000 yra išaugai 58 902 eurus. Judame toliau. Kiek paprastesnė ir pelningesnė investavimo strategija. Sakykime, jau pamatėme, kaip juda akcijų ir obligacijų rinkos, obligacijų fonde turime, pavadinkime, papildomą finansinį rezervą ir norime, kad mūsų pinigai pasyviai uždirbinėtų kiek daugiau negu su anksčiau minėta 3 fondų strategija. Tai ką galima padaryti, tai nustoti investuoti į obligacijų fondą ir taikyti vieno fondo strategiją, kai kiekvieną mėnesį investuojame tik į vieną plačiosios rinkos fondą. O tas vienas fondas gali būti anksčiau minėtas pasaulio akcijų indekso fondas arba galima investuoti specifiškai į JAF plačią rinką atspindinčio indekso fondą, pavyzdžiui, SPDR 500 fondas. JAF akcijų rinką vertinant tiek pastaruosius 10, tiek 50 metų vidutiniškai per metus uždirba virš 12% per metus. Investuojant tokią pat pinigų sumą, tokį pat terminą, tik padidinant vidutinį pelningumą 4% iki 12%, 20 metų gale turime nebe 58 902 eurus, o 98 925 eurus. Na ir prieš perinant prie truputėlį didesnio rizikingumo pasyvaus investavimo strategijos, bet potencialiai uždirbančios 15% per metus, kaip atrodo pats investavimo procesas. Investavimui bus reikalingas online brokerio paskyra. Aš jau keli metai investuoju prie Freedom24 brokerį, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigijimą. Tai nusipirkti akciją, fondo vienetą, fondo akcija kainuoja tik 2 eurus ir 2 centus. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris akcijas, galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržą. Jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti, arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom24 paskyros, iki spalio 31 dienos susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti, galima gauti iki 10 vertingų akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos įnešamos pinigų sumos. Vardinę nuorodą susikurti paskyrai ir detalę step by step instrukciją rasite video aprašyme ir kortelėje, ir promo kodai gauti akcijoms dovanų bus taipogi video aprašyme.
Susikūrus ir prisijungus prie brokerio paskyros, per FOS langę suvedu norimą pirkti fondo pavadinimą ar trumpinį. Anksčiau minėto obligacijų fondo trumpinys yra VAGF.EU, pasaulio akcijų indekso trumpinys yra SPFW.EU ir JAF akcijų fondo trumpinys yra SPI_.EU. Tai suvedu norimą pirkti fondo pavadinimą arba trumpinį. Galima nurodyti, už kiek norim pirkti fondo akcijas. Jeigu nenurodoma kaina, tai perkama už realią rinkos kainą, tai nurodome, kiek norime pirkti fondo vienetų. Mums iš karto apskaičiuoja, kiek būsime suinvestavę pinigų. Spaudžiame pateikti pirkimų užsakymą ir patvirtiname. Tiek paprastas yra pats investavimo procesas, o vadinę nuorodą susikurti Freedom 24 investavimo paskyrą rasite video aprašyme ir video kortelė bus step by step registracijos instrukcinis video. Ir paskutinė strategija šiam video, su kuria realu turėti 15% vidutinę metinę grąžą. Kadangi jau esame susipažinę su plačios akcijų rinkos svyravimais, žinome, kad investicijų vertė kyla ir krenta ir tai, kad tik mes sprendžiam, kada ir už kokią kainą parduodame investicijas ir dar turime papildomą finansinį rezervą ar obligacijų rinkoje, ar taupomojo sąskaitoje, ar kur kitur atsidėję. Tai vat tokia situacija jau galima galvoti apie investicinio rizikingumo ir pelningumo didinimą ir grįžtame vėl prie dviejų fondų strategijos. Tik šį kartą 30% skiriame investuoti ne į obligacijų rinką, o pavyzdžiui į specifinį technologijų sektoriaus fondą. Tai 70% investuojame, pavyzdžiui, į plačiosios JAF rinkos fondą ir 30% į fondą perkantį geriausiai vertinamų technologijų kompanijų akcijas. Tokio fondo pavadinti galėtų būti SPDR S&P US Technology Select Sector fondas. Šis fondas per pastaruosius 10 metų per metus vidutiniškai uždirba po 19,39%. Fondas perka 67 geriausiai vertinamų JAV technologijų kompanijų akcijas, valdo 1,70 milijonų eurų klientų turto. Čia Europoje, Amerikoje valdo beveik 72 milijardus dolerių investuotojų turto. Daugiausiai 67 kompanijų investuoja į Microsoft, Nvidia, Apple, Broadcom, Adobe, Salesforce, AMD, Oracle, Accenture, nežinau, tarėsi, ir Cisco Systems. Tai investuojant 70-30 proporciją, 70% į plačią JAF rinką, 30% 67 technologijų kompanijų fondą, realu turėti vidutinį 15% metinį pelningumą. Na, investuojant nebe su 12% pelningumu, nebe su 12% pelningumu, o su 15% pelningumu, pamėnesiui po 100 eurų suinvestuojant 24 000, jie gali būti išaugę nebe į 98 000, o į 149 723 eurus. Tai reikia investuoti. Tai sureziumuojant, investuojant po 100 eurų per mėnesį su 8% vidutinė metinė grąža turim 58 902 eurus. Atsisakius obligacijų fondų ir turint 12% metinę grąžą galima turėti apie 98 925 eurus ir 30% investuojamų pinigų paskyrus į technologijų sektorių ir padidinus metinį pelningumą iki 15% galima turėti 149 723 eurus. Tai 58, 98 ir 149 tūkstančiai. Rinkitės atsakingai pagal savo rizikos toleranciją ir pabaigai turiu labai iliustratyvų investavimo riziką atspindintį pavyzdį. Per didžiausią 2008 metų nekilnojamo turto krizę JAF akcijų vertė krito 40% plius minus ir atsistatinėjo kiek ilgiau nei 3 metus. Tai, sakykime, blogiausiu scenarijumi, kas yra sunkiai tikėtina, sakykime, įvyksta dar didesnė krizė nei buvo 2008 metais ir JAF investicijų vertė pakrenta daugiau 50%. Ir būtent šituo metu mums reikia pardavinėti investicijas, nes mes neturim kito pasirinkimo. Tai mūsų 98 925 eurai tokios vertės investicijos sumažėja iki 49 462 eurų, kas yra vis vien dvigubai daugiau nei tiesiog atsidinėti ir taupyti pinigus atskiroj bankų sąskaitoje. Čia mano logika ir pozicija, ne investavimo rekomendacija, o čia yra nuoroda, su kuria galite matyti ir sekti kiek daugiau nei 28% metinių palūkanų pasieinimus išmokantį investicijų portfelį, mano investicinį portfelį, kaip atsidaryti investavimo paskyrą ir pradėti investuoti. Detalę mano paruoštą step by step registracijos instrukciją galite matyti čia. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kai visą pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.